Su pergalės diena, brangieji. Taip, su pergalės diena. Todėl, kad tai yra mano šventė. Dabar daug prieštaravimų yra dėl šito klausimo. Tačiau taip, tai yra mano šventė. Todėl, kad aš gyvenau toje šalyje, kuri iškovojo šitą pergalę. Taip, šiandieną tos šalies nėra, bet aš joje gyvenau. Mano protėviai kovojo toje kovoje. Ir to iš istorijos ištrinti negalima. Todėl man šiandieną yra šventė. Didžiulė šventė. Aš visą širdimi nenoriu. Meldžiuosi, kad karo daugiau nebūtų. Bet štai jisai yra šitas karas. Baisus karas. Brolžudiškas karas. Žinote, ir šitame kare nugalėtojų nebus. Kiekvienas karas baigėsi taikos sutartimi. O šitos dvi pusės, kurios dabar kovoja, jos nemoka pasiduoti. Jų genuose nėra užkoduotas pralošimas. Jie pralošti nemoka. Pralošti moka Amerika. Jie pralošia kaip bailiai, bėgo iš Vietnamo, bėgo iš Afganistano. Vokiečiai bėgo, traukėsi nuo Stalingrado. Bėgo atgal į savo Berlyną, todėl kad jie išsigando ir bėgo. Slavai, rusai nebėga niekada. Jie niekada nebėgo. Juos apsupo Stalingrade, jie nesitraukė. Juos apsupo vokiečiai Bresto tvirtovėje, jie nesitraukė. Jie iki paskutinio kraujo lašo kovojo, tol kol žuvo kiekvienas. Ir mirdami jie ant sienų savo krauju parašė: Ruskije ne sdаются. Rusai nemoka pasiduoti. Jie kovos iki pat mirties. Tai liečia ne tik rusus, tai liečia aplamai slavus. Ir štai, kada aš klausau eilinio ruso kareivio, pabuvusio Ukrainos kare, ką jis kalba apie ukrainiečių karius, jie kalba tai su pagarba apie juos. Atmeskime propagandą, atmeskime, ką sako per televizorių. Klausykime tų žmonių, tų karių, kurie grįžo iš to pragario, kurie kovojo, žudė ir buvo žudomi. Jie papasakos tiesą. Tai štai rusai, slavai, kalba apie savo brolius ukrainiečius su pagarba, su didžiulė pagarba. Jie sako, ukrainiečiai nesitraukia, jie nebėga, jie kovoja iki mirties. Ir tai bus. Jie nepasitrauks. Jie žus, bet nebėgs, nepasitrauks. Todėl šitas karas, šitame kare nelaimės niekas. Nes galų gale kažkuri pusė bus stipresnė ir tam, kad laimėti, jie turės nužudyti kiekvieną, kuris priešinsis. Tačiau, kai prezidentai paspaus rankas ir parašys taikos sutartį, ar ta mama, kuri klūpės ant nužudyto sūnaus kapo, ar jai tas taikos sutartis palengvins gyvenimą, palengvins skausmą, ar broliui, sūnui, kuris palaidojo tėvą, tėvas, kuris palaidojo sūnų, dukrą, senelis, kuris palaidojo visą šeimą, ar taikos sutartis palengvins jo skausmą? Ne, nepalengvins. Tai kam tas karas reikalingas? Ką jisai pakeis? Jis nepakeis nieko. Todėl aš prieš karą. Karas niekada nieko nepakeitė. Ir niekada nieko nepakeis. Kare žūsta žmonės. Kare žūsta tiesa. Kare žūsta viskas, kas gyva. Ir dėl ko. Nueikite pas mamą, kuri palaidojo savo sūnų kare.
ir paklauskite jos, ar vertėjo, dėl ko tai buvo padaryta, dėl ko ta auka. Jinai jums neatsakys, todėl kad atsakymo nėra. Jos vaikas žuvo tiesiog todėl, kad kvaili politikai išsiuntė jį į mirtį. Štai ką reiškia karas. Dar kartą su pergalės diena. Ir ten neateinė karas į jūsų kiemą. Apsaugok viešpatį nuo karo.